Geologinis kartografavimas svarbus dviem aspektais, tiek teoriniu, tiek praktiniu. Kodėl? Todėl, kad galėtume suprasti Žemės formavimosi, vystimosi istoriją, paviršiaus, kurį dabar matome, susidarimo aplinkybės ir būdus ir procesus, kurie jį suformavo, o praktiniu, kad galėtume tas žinias pritaikyti liaudies ūkio reikmėms, saugant, tvariai, naudojant išteklius, kuriuos mums duoda pati gamta. Kartografavimas vykdomas, geologinis kartografavimas, turiu galvoje, vykdomas įvairiais masteliais. Šiuo atveju mes dirbame 50 000 mastelio projektuose, kurių metu surinkta informacija kaip tik duoda tą bazinį pagrindą kalbėti apie žemės paviršinę, žemės gelmių struktūrą, išsiaiškinti jos kilmę, išsiaiškinti geologinę sandarą. Na, kaip neveltui sakoma, kad geologa peni kaip ir vilka, tiek kojos, tiek akys. Todėl pirmiausia, surinkti tą pradinę informaciją geologinę, norint reikia atlikti geologinius maršrutus, apie kuriuos jau kalbėjo mano kolegė, kurių metu surinkta informacija jau bus toliau naudojama ir apibendrinama. Na, eiti pėsčiomis pagrindinė geologo duona. Kaip jau minėjau, ne tik tai svarbu ir akis, nes pažvelgiai į reljefą mes galime daugmaž nusakyti, kokios geologinės jėgos jį suformavo, kokie geologiniai procesai turėjo įtakos atsirasti matomam reljefui, matomus geologinėms formoms. O gręžiant gręžinius mes tai patvirtinam praktiškai. Tai va tokia būtų geologinio kartografavimo kaip ir pagrindinė užduotis ir užduotis, kaip sakiau, ištirti žemės gelmes ir toliau tvariai panaudoti ir pritaikyti.